žinau, tu čia tas kokybinis tyrimas, kuris nagrinėja gyvenimą. Kokybinis? Nu taip. O tai kas tu? Kiekybinis tyrimas? Tu nagrinėjai plotį. Plotį, tyrimo plotį. Nu taip jau. Kam tas plotis, jeigu yra gylis? Kas svarbiausia? Nu taip, argi ne? Nu argi ne? Jinai pati nežino, kas ta. Pasiginčijam? Padiskutuojam. Davai. Beje, žinai, aš labiausiai laikausi prielaidos, kad socialinė tikrovė susikuriama jos dalyvių. Na jau ne. Aš manau, kad socialinė realybė yra objektyvi. Objektyvi? Na, žinai, aš manau, kad socialinė realybė yra nuolat kuriama lokalinėse situacijose. Tai yra čia ir dabar. Klysti, brangut. Nes yra sąlygiškai pastovi tiek laike, tiek ir aplinkoje. O žinai, pavyzdžiui, aš žmonių intencijoms, tai yra kodėl taip daro, turi būti skiriama daugiausia dėmesio, aiškinant priežastinius socialinių fenomenų ryšius. Ne, aš siūlau priežastinius ryšius verčiau nagrinėti mechanistiniu požiūriu, nes taip tada viskas būna daug aiškiau ir lengviau. Taip, nes jo. Nes aš siekiu objektyvumo, besąlygiško požiūrio tiek į tyrimo dalyvius, tiek ir jų aplinką. Na, aš asmeniškai įsitraukiu aiškindamas į tyrimo dalyvių požiūrius ir palaikydama gilius, šiltus, globėjiškus santykius, išsiaiškinu jų požiūrį, jų emocijas, jų nuomonę. Juk visgi mes esame visi skirtingi individai. Dėl to nagrinėjame atskiri atvejai. Kam rūpi kažkokios tai mažumos? Nes man reikalinga visa populiacija, arba bent jau kažkokios grupės, kurios atstovauja tai populiacijai. Na, aš tyrinėju prasmes, kurias kuria individai, bei kitus vidinius fenomenus tyriu. Na taip. Aš irgi tyriu ir kitus fenomenus, ir patį tyrėjų elgesį, tačiau man rūpi nagrinti viską, ką galima stebėti. Stebėti? Kiekybiniai stebi. Na taip. Aš, pavyzdžiui, turiu žmonių elgesį natūralioje aplinkoje. Tarkim, dirbant darbe, ar tai apsiperkant parduotuvėse. Na, kažkas panašaus. Natūrali aplinka. Tik tiek ir viskas? Ir tu čia kažkaip save iškeli? Aš galiu nagrinėti duomenis ir natūralioje, ir dirbtinėje aplinkoje. O tu pagalvok, galų gale ta dirbtinė aplinka, kad nors ateityje gali tapti natūrali. Reiškia, aš galiu kažką ir prognozuoti šiek tiek. Tai va, nes aš siekiu paveikti pačius subjektus. Šitaip galiu išsiaiškinti pačių kintamųjų ryšį. Juokauji. Paveikti tyrimo dalyvius. Nu, kas čia dabar girdėta? Aš, pavyzdžiui, retai darau įtaką išoriai. Oi, vai, kažkokia tik geroji, mat atsirado niekam įtakos nedarančioji vienuolė. Kam tokios reikalingos? Užtat aš esu tvarkinga, remiuosi išankstinėmis koncepcijomis ir teorijomis. Koncepcijos. Koncepcijas ir teorijos kuriu po to, kai surinku duomenis. Logiška ir kokybiška. Mano tyrimai yra struktūrizuoti, kruopščiai suplanuoti. Ką tu gali tai pasakyti? Nu, į tai tiesiog galiu pasakyti. Duomenis renku nestruktūrizuotai. Nu, tikrai. Ir spontaniškai tiesiog. Ką galiu pasakyti? Taip pat duomenis aprašau žodžiu ir grafiškai. Pavaizduoju duomenis diagrama ir panašiomis priemonėmis. Jo, viską privaro, ko reikia, ko nereikia. O tu tarpu aš viską podau skaičiukais. 1, 2, 3, viskas paprasta ir aišku. O aš, kai analizuoju duomenis, naudoju loginę indukciją. O aš statistinius metodus. Nu, taip.
Indukcija tai yra samprotavimo metodas. Tai yra pasitelkiama mintys, nuomonė, požiūris į tai. Jo, beprotės mintys kažkokios. Bet aš esu tvarkinga, pas mane viskas yra tvarkingai sudėti, netgi pačios procedūros yra struktūrizuotos. Pavyzdžiui, aš galiu grupiai priskirtas išvadas paskirti visai populiacijai. Įdomu. Na, kai aš tyrinėju, tai yra kokybinis tyrimas, tyrinėju atskirius atvejus, padarytus atradimus to tyrimo, tai yra atskleistas tiesas, perkeliu kitiems panašiems atvejams. Nu taip. Beje, paruošiu interpretacijos aprašymą. Tai yra atspindičias, kaip tyrėjas rinko duomenis. Nu tai svarbu. Bei sudarau sąlygas, kad skaitytojas susidarytų savo nuomonę apie tą aprašą, to tyrimo rezultatus. O jeigu tie skaitytojai yra kažkokie tėva, kam tu reikia, nieko tiesiog nunos jokios nėra. Tuo tarpu aš noriu, kad mano išvadas būtų kuo mažiau asmeniškumų ir kuo daugiau objektyvumo bei konkretumo. Na gerai, galime ginčytis, galime turėti savo nuomonę. Čia yra demokratija. Tikrai galim pripažinti, turime savo skirtumų tarpusavyje. Taip, kiekviena turim savo pliusų ir minusų. Tačiau nagrinėjant kažkokią tai problemą, mūsų abiejų, tai yra kiekybinių ir kokybinių tyrimų integracija, manau, suteiktų didesnį ir efektyvesnį rezultatą. Nemanai? Na taip, aišku, negalima pamiršti, kad mūsų santykį tyrime apibrėžia ir tyrimo tikslas, ir tyrimo objektas. Na pavyzdžiui, kokybinis tyrimas gali ištirti, išanalizuoti, kodėl studentai neina į paskaitas. Taip, o tuo tarpu aš pateikčiau tikslesnius, konkretesnius kintamųjų ryšius. Tai yra, kiek būtent studentų nevaikšto į paskaitas, ar daugiau vyrų, ar daugiau moterų, jaunesni ar vyresni studentai. Nu, sudomino mane. Ne, aš manau, kad mūsų abiejų rezultatai būtų tikrai įdomus ir naudingi. Taip, sutikime su tuo. Ir galima pasakyti, kad pasirenkant ar tik kokybinius tyrimus ir tirsime vieną problemą, ar pasirinksime kokybinius ir tirsime tą pačią ar kitą problemą, bet mes galime ir dirbti kartu, sujungti ir tirti problemą dviese. Tik reikia konkrečiai išsiaiškinti, kur ir kaip mus panaudoti. Ar nagrinėti tą pačią problemą iš skirtingų aspektų, naudojant skirtingus tyrimus, ar skirtingus dalykus nagrinėjant skirtingais tyrimus. Bet pripažinkime, kad mes esame ir gera komanda kartu. Taigi, būkime draugams. Būkime. Bet čia tai tik tai nuomonė. Kiekvienas turime skirtingą nuomonę. Jums spręsti. Taip, spręskite jūs.